Pristatome aukšto dažnio fokusuotos ultragarso bangos aparatą, arba kitaip tariant HIFU arba Smart Liftingo aparatą. Jis yra skirtas siekiant išstimuliuoti dermos sluoksnį ir suaktyvinti kolageno bei elastino gamybą. Aparato unikalumas yra tame, kad jis geba stimuliuoti dermos, poodinio sluoksnio, SMA struktūrų ląstelių veiklą, visiškai nepažeidžiant epidermio sluoksnių. Tai reiškia, kad po atliktos procedūros odos paviršiuje beveik nesimato procedūros jokių žymių. Jūs nematote eritemos, jūs nematote ir neturite odos jautrumo ir galite drąsiai grįžti į savo darbą, į savo kasdieninę veiklą ir visiškai nepastebimai gražėti su kiekviena diena. Nes ląstelių veiklos aktyvumas padidėja net iki 10 kartų. Ir kiekvieną dieną ląstelės vis aktyviau dalinasi, gamindamos hialurono rūgštį, greičiau dalindamosis ir tokiu būdu yra atstatomos kolageno bei elastino skaidulos, ko pasėkoje jūs stebite, kad jūsų oda tapo stangresnė, kad tapo glotnesnė ir kad sumažėjo matomų dermalinių raukšlių gylis. Trakų estetikos centre, atliekant HIFU procedūrą, mes vienos procedūros metu taikome paveikimą ne viename gylyje, o kaip minimum 2 arba 3 gyliuose stimuliuojame ląstelių veiklą. Viskas tiesiogiai priklauso nuo paciento estetinio veido odos trūkumo. Jeigu paciento estetinis odos tikslas yra sumažinti raukšlių gylį bei sustangrinti audinius ir veikti prevenciškai prieš senėjimo procesus, tokiu atveju specialistas parenka veikimo gylius apatinėme dermos sluoksnyje bei veikia stimuliuojančiai į SMAS struktūras. Jeigu pas jūs yra tikslas sumažinti lokalių riebalų sankaupas, kaip pavyzdys antrą pagurklį, arba norint sumažinti vidurinio veido trečdalio nosilobialinės raukšlės gylį, specialistas tokiu atveju parenka antgalius, kurie veikia į kliento poodinį sluoksnį, į riebalinį sluoksnį ir būtent yra išstimuliuojamas adipocitų skaidymas, siekiant greitinti lipolitinį poveikį bei gerinti audiniuose metabolizmo procesus. Bet net tokių procedūrų metu mes dirbame apatinėme dermos sluoksnyje ir veikiame visada prevenciškai prieš senėjimo procesus, tam, kad išgauti pačius geriausius rezultatus mūsų klinikos pacientams. Dažnai klientai klausia, kaip greitai yra matomi rezultatai po Smart Liftingo. Iš karto po procedūros jau yra matomas rezultatas, nes klientas jaučia odos stangrumą, odos tempimą arba pakėlimą į viršų, bet galutinis rezultatas pasimato po mėnesio laikotarpio, nes būtent 30 dienų laikotarpyje oda jau pakankamai atstato ir pagamina naujo kolageno bei elastino skaidulų kiekį bei hialurono rūgšties kiekį, kad klientas matytų liftingo ryškų poveikį. Rekomenduojamas procedūrų kursas yra 3 procedūros į metus. Būtent kalbant apie Trakų estetikos centro turimą aparatą, rekomenduojamas procedūrų dažnis yra 1 kartą į mėnesį. Kokiegi yra privalumai HIFU metodikos? Kodėl šis metodas tapo vienas populiariausių aparatinės kosmetologijos, aparatinės medicinos metodų visame pasaulyje? Ogi dėl to, kad visiškai nepažeidžiant paviršinių odos struktūrų yra galimybė stimuliuoti ląstelių veiklą parinktame gylyje.
o jau specialistas, atsižvelgiant į jūsų odos būklę, turi tinkamai parinkti naudojamą antgalį arba tikslinį tašką, kuriame norėtų išstimuliuoti jūsų odos kolageno bei elastino skaidulų atstatymą bei gamybą. Sekantis didžiulis privalumas yra tame, kad tai yra vienintelė metodika, kuri suteikia galimybę efektyviai veikti prevenciškai prieš senėjimo procesus, nepriklausomai nuo to, kokiu senėjimo morfotipų jūs senstate, ar deformaciniu, ar smulkiaraukšliu, ar raumeningu, nes tai yra vienintelė metodika, kuri geba, nepažeidžiant viršutinių struktūrų, stimuliuoti SMAS struktūras arba tikruosius raiščius, kurie yra atsakingi ir už tai, kad jūsų odos giliai riebaliniai paketai lokalizuotųsi tose tikslingose ir pačiose tinkamiausiose vietose ir kad neformuotų klosčių veido srityje. Trečias SMAS liftingo metodikos privalumas yra tame, kad vienos procedūros metu galima paveikti skirtingus gylius kliento odos. Galima išgauti liftinguojantį poveikį, galima išgauti lipolitinį poveikį, bei klinikiniai rezultatai parodė, kad ir odos epidermėje esantis estetiniai odos trūkumai mažėja. Kalbu apie paviršinę hiperpigmentaciją, apie epidermalinės raukšles, nes klientai pastebi, kad jau po pirmos procedūros oda tampa glotnesnė, skaistesnė ir sveikesnė, nes tai yra labai svarbu kiekvienam savo oda besirūpinčiam pacientui. Šis aparatas unikalus tuo, kad turi klasikinę ultragarso bangos skverbties metodiką bei turi užpatentuotą long pulse funkciją, kurios dėka aukšto dažnio ultragarso banga tikslingiau pasiekia savo veikimo tikslą bei efektyviau stimuliuoja kolageno bei elastino skaidulų stimuliaciją. Ir dėka to yra išgaunami ryškesni, greitesni estetiniai rezultatai. HIFU metodika tai yra nechirurginė, neinvazinė procedūra, turinti trumpą reabilitacijos laikotarpį ir dėka jos yra išgaunami natūralūs rezultatai. Kviečiame registruotis pas Trakų estetikos centro specialistus ir jums konsultacijos metu bus parengta tinkamiausia aparatinė metodika, kuri padės jums išspręsti jūsų turimą estetinį odos trūkumą.